Sveiki, čia Viduramžio poetė ir tai yra vienas mano linksmesnių eilėraščių apie tai, kaip mes visos laukiame princo ant žirgo. Sėdėjau ir laukiau aš princo ant žirgo, bet žirgo nebuvo. Buvo tik asilas. Gal net ne asilas, o mulas tikriausias. Nekliuvo princesiai tiek laiko pralaukus įkalintai bokšte, kad mulo sulaukė, nes mulas vairavo raudoną mustangą. Nereikia to žirgo, užteks man mašinos, naujos ir brangiausios. O kas liečia princą, gerai bus ir šitas, vairuojantis mulas. Nenoriu pasenti, gyvendama bokšte, prie lango rimuoti, šukuodama plaukus, pakol ims byrėt mano kambario tinkas. Pakol mano kasos ims žilti, rėtėti, gimda susitrauks ir pasens kiaušinėliai, pagurklis nukars lyg barzda kalakuto, pakol paakiuos susimes du maišeliai, suglebę vokai ims gulėt ant blakstienų, o burną ir žandus skels dvi gilios raukšlės. Pakol mano žastos ims augti sparneliai, ant pilvo rikiuosis negelbstintis ratai, lyg varvantis vaškas atrodys sėdynė. Pakol išryškės rankų mėlynos venos, neapsipienavus ims bliūkšti krūtinė ir lūpų kampučiai nukars iš kartėlio. Pakol balsgana apsitrauks mano akis, ims smilkinius pinti voratinklių raštai, burna neragavus gyvenimo dvokti. Pakol bus diena, kai nebepakilsiu ir bokšto lange neįžiebsiu žibinto. Mirties patale tada prisiminsiu, kaip laukiau, oi laukiau, aš princo ant žirgo. Aplink susirinks manęs išlydėti, našlaitėmis liksančios alkanos katės.